Taip pat labai svarbu sudarant naują sutartį vaikam ir ypač yra gimusiem vaikam pasirinkti naudos gavėjas iš gyvenimo atveju, kad būtų vaikas. Nes ir dabar tenka susidurt, kai yra padaromos sutartys, kai naudos gavėjas yra tėtis arba mama, bet ne vaikas. Tai būtina parinkti vaiką, nes tokiu atveju, jeigu naudojatės GPM lengvata, vaikui iki 26 metų, kol sukaks, ir sutarčiai jau turi būti daugiau kaip 10 metų, ir jeigu reikia pinigų mokslam ar dar kažkam, būsto pradiniam įnašui, tada galima pinigus išsiimti ir nereikės mokėti GPM nuo sumokėtų įmokų. Jeigu ir kas pasitaiko, kad naudos gavėjas yra vienas iš tėvų, tokiu atveju, norint išimti pinigus vaikui, mokslam, būstų pradiniam įnašui ar kažkam kitam, žiūrima, kiek tėvam yra metų. Tai jeigu bus mažiau kaip 60, reikės susimokėti GPM nuo gautos sumos. Tai kad šitų visų mokesčių išvengti ir nereikėtų tiesiog lygioj vietoj mokėti 15% GPM, naudos gavėją visada nurodykit vaiką, tai yra naudos gavėjas sutarties pabaigoje. Nes kai naudos gavėjas yra vaikas, tokią sutartį jisai galės kažkada, kai bus pilnametis, perimti ir toliau mokėti įmokas, jeigu tik bus poreikis.